Labadiena, ačiū, kad žiūrite pirmalaikių Joniškio rajono savivaldybės mero rinkimų debatus. Rinkimų antrasis turas vyks kovo 30 dieną. Šiuose debatuose dalyvauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Gediminas Čepulis. Labadiena. Labadiena. Ir socialdemokratų kandidatas Liudas Jonaitis. Sveiki. Labadiena. Kiekvienas kandidatas atsakymui į klausimus turės 2 minutės, replikai skiriama 30 sekundžių. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos, debatai vykdomi vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos parengtomis taisyklėmis. Na ir gerbiami kandidatai, pradėsime. Pone Čepuliu, pradėsim nuo jūsų. Abu patekot į antrąjį turą, sulaukė gana panašaus balsų skaičiaus. Tai pirmasis klausimas būtų toksai. Kokią Joniškio rajono viziją atsinešate? Joniškio rajono vizija tai yra išdėstyta mano programoje rinkiminėje. Tai toliau vykdyti pradėtus darbus, nes esu kaip tarybos narys dar ir esam koalicijoje programą parengę 4 metų. Tai 2 metus jau vykdoma ta programa. Ir dar 2 metus reikia ją vykdyti. Tai ir sveikatos srityje turi būti permainos, nes reikia atidaryti, kas buvo uždaryta, vidaus ligų skyrių ir priimamai, taip pat plėsti socialinės srities paslaugas, kelių priežiūra, aktualus klausimas yra, bendruomenių finansavimas, tai tas yra jau po truputį ir vykdoma. Jonaitė. Na, kadangi esu Jonišky gimęs, Jonišky augęs, tai aišku, norisi visada, kad Joniškis klestėtų. Na, dabar likę 2 metai, labai nesuklestės per tuos 2 metus, tačiau aš viziją matau, kad Joniškiui reikia gyvenamo namo. Ne vienas namas dar nuo nepriklausomybės laikų daugiabutis nepastatytas išskyrus socialinius butus. Reikia verslo pritraukimo į Joniškį. Tai ir mero pareiga važiuoti, ieškoti, vežtis verslininkus į Joniškį, kad panašiai būtų kaip ir Naujoji Akmenė. Na, be abejonės šiuo metu yra problemos Joniškyje su vidaus ligų skyrium ir skubios pagalbos ištisą parą. Na ir be abejonės aš, jeigu būsiu išrinktas meru, tai dažnai kalbėsiu su mūsų gyventojais, vyksiu į seniūnijas ir išklausysiu jų nuomonės. Turbūt replikuoti nenorėsit, ar ne? Galim keliauti prie sekančio klausimo. Dalyvaujate pirmalaikiuose rinkimuose, nes buvęs meras Vitalijus Gailius buvo išrinktas į Seimą pagal sąrašą. Kaip apskritai vertinate tokį elgesį, kad dar nesibaigus vienoms pareigoms, vienai kadencijai, šiuo atveju mero, dalyvaujama kitose rinkimuose, ponia Jonaitė? Na, man tokia dalia teko, kad vietoj Vitalijaus, kurį mes buvom išrinkę į Seimą, teko išvykti į Seimą 1 metams. Rinkėjai išrinko, sėkmingai dirbau Seime, po to 2 kadenciją dirbau. Na, be abejonės, jeigu tai pakeistų įstatymą, tai tada negalėtų, žodžiu, taip Seimo nariai tapti merais, merai Seimo nariais ir tokiu būdu taupytųsi nemažai lėšų. Pane Čepuli? Aš tai irgi už tai, kad būtų pakeistas įstatymas rinkimų. Pagrinde, jeigu davei priesaiką, ar Seime būdamas, ar taryboj mero pareigas eidamas, tai turėtum 4 metus atidirbti. Tas pats ir, man atrodo, ir Europarlamento tas pats turėtų būti.
irgi jeigu esi išrinktas tenai, tai turi ir tuos metus atidirbti. Bet dabar, kai matom, kandidatuoja iš Europarlamento į Seimą, bet vėl bando pasirinkti. Jeigu išrinko, tai turi ir atidirbti. Replikų nebus? Ne. Keliaujam prie kito klausimo. Biurokratizmas pastaruoju metu, tarsi ir keiksmažodžiu yra tapęs ir kalbama, kad reikia spręsti šią problemą. Ar biurokratizmas jūsų savivaldybėje yra problema ir jeigu taip, kaip tai reikėtų spręsti, ponia Čepulio? Biurokratizmo tokio kaip ir nematau didelio savivaldybėje, tai pagrindė tas biurokratizmą gal iš pašalies žmonės galvoja, kad čia biurokratai sėdi, bet įstatymai yra tokie, kad gal kai kuriuos įstatymus reikia keisti, nes tikrai tuos įstatymuose daug painiavos ir specialistai patys vieni negali visko išspręsti. Tai pagrindė, man atrodo, biurokratizmas viskas yra atsiduriama į įstatymus. Taip iš tiesų Lietuvoje yra labai daug bereikalingų dalykų vadinamų biurokratizmu. Tai kai dirbau Seime, turėjau tokią idėją ir skleidžiau tą idėją, kad visos ministerijos paruoštų eilę įstatymų projektų, kad atsisakyti nereikalingų dalykų. Tai tie nereikalingi dalykai pereina iš valstybės, iš vyriausybės, iš Seimo ir į savivaldybės. Tai savivaldybės nieko negali pakeisti ir tęsiasi tas toks biurokratizmas, popierizmas, parašų rinkimai ir taip toliau. Čia jau valstybiniu mastu reikia pakeisti. Kaip matau, sutarimas šiuo klausimu, kaip ir yra, replikų turbūt nebus, ar ne? Sekantis klausimas. Pone Jonaitė, pirmuosiuose debatuose, kur mano kolega buvo Rimvydas, sakėte, kad stebėjęs ankstesnių merų darbą, pats sprendimus priiminėtumėte kitaip. Kaip? Na, aš galvočiau, dabar mūsų savivaldybėje dirba pozicija ir opozicija. Daugelį metų tiesiog toks darbas vyksta, kad opozicija turi kišti pagalius į ratus, atrodo, kad pozicija gerų darbų sugalvoja. Tai aš galvoju, kad reikėtų kažkaip tai vienyti, priimant mūsų sprendimus, kad ir opozicija, ir pozicija dirbtų Joniškiui. Man buvo geras pavyzdys Seime, kada pirmininkaudavo Irena Degutienė, Rima Baškienė, kurios buvo Seimo pirmininko pavaduotojos, kur priimdami įvairius svarbius įstatymus Lietuvai, jos sugebėdavo poziciją ir opoziciją nuteikti bendram darbui. Ir aš taip galvoju, kad ir mūsų Joniškiui reikėtų nuteikti bendram joniškiečių labui. Pone Čepuli, jūs būtumėt kitoks meras, ar vis dėlto labiau vertinat darbų ir tradicijų tęstinumą? Aš kaip 2 kadencijas buvęs meras labai gerbiu komandinį sprendimą, tai tikrai asmeniškai nenurodinėti su pirštu, o yra komanda, yra specialistai ir su jais tartis ir dirbti kartu ir pasiekti gerus rezultatus. O taryboje tai koalicija ir opozicija, čia yra demokratija. Tai kas opozicijoje būna, tas ir oponuoja, bando kažką tai pagalius kaišioti, bet sprendimus vis tiek, jeigu geri sprendimai ir pati opozicija tada pritarė. Tai tiek, o tikrai svarbiausia gera komanda ir netrukdyti jiems dirbti gerų darbų. Mintis abu pratęsėt, replikų nenorit. Keliaujam prie kito klausimo ir čia galbūt jau paliesime daugiau
problemų. Po vadinamojo čekiukų skandalo Joniškio savivaldybė susiduria su problema, nepavyksta rasti savivaldybės kontrolieriaus. Dėl to stringa kasdieniai darbai, stringa ir Šiaulių apygardos prokuratūros vykdomos viešo intereso gynimo tyrimas dėl praėjusios kadencijos politikų veiklos išlaidų. Tyrimą atliekantis prokuroras audito išvadų nesulaukė metus ir anot jo įstatymas numato, kad pagalbą gali suteikti kitos savivaldybės, tačiau Joniškis tokią galimybę nepasinaudojo. Kaip vertinate šią situaciją? Čia man. Taip, jums. Tas čekiukų skandalas, kas liečia, tai čia visoje Lietuvoje tas yra, nes nebuvo konkrečiai apibrėžta, kaip už tuos kanceliarinės išlaidas nors ir nėra Joniškyje dabar kontrolieriaus, bet viskas, kas buvo STT prokuratūros užprašyta, tai viskas buvo pateikta iš administracijos, savivaldybės iš administracijos, visa medžiaga, nebuvo kažkas tai, kad slepiama, yra viskas pateikta. O dėl kontrolieriaus, tai tikrai yra problemos, nes vyksta konkursai, laimi žmogus konkursą, bet jis konkurse dalyvauja, paimkim kaip paskutinį atvejį, Pakruojo savivaldybėje ir Joniškio savivaldybėje. Tas žmogus iš Pakruojo rajono ir aišku pasirenka Pakruojo savivaldybę. Dabar jau vėl vyksta naujas konkursas, yra 6 pretendentai, tai tikiuosi jau kontrolierių turėsime. O kas anksčiau, tai taryba buvo nusprendusi, nes kontrolieriai baigęs kadenciją ir taryba sprendė, kad būtų vykdomas konkursas. Tai ir ta pati kontrolierė, kad dirbo, irgi galėjo, niekas jai neužkirto kelio dalyvauti konkurse. Tai čia, nežinau, ar geras tarybos sprendimas, ar blogas buvo, bet aišku atsirado problema, kad beveik metus be kontrolierius. O kad su kita savivaldybė sutartį sudaryti, tai toliau galima. Tai irgi tas įmanomas, bet dabar kas vyksta šiuo metu, paskolas reikia paimti dar savivaldybei, tai matom, nėra būtinybės, ko gero sulauksime kontrolieriaus. Katras ateis ir dirbs Joniškio savivaldybei. O pone Jonaitė, kaip? Labai apmaudu Lietuvoje dėl to čekiukų skandalo. Ir aš daug metų buvau savivaldybės tarybos narys. Kiekviena savivaldybė turėdavo savo taisyklės ir žmonės pildami degalus ar pildami kanceliarinės prekes, tai atsiskaitydavo, atnešdavo tuos vadinamus čekiukus. Tarkim, kiekviena savivaldybė, mūsų savivaldybėje tai buvo sumos labai nedidelės, 100 eurų, paskiau 1,5, paskiau didėjo. Tačiau kitos savivaldybės kitai buvo nusistatę tos savo taisyklės. Ir man atrodo, kad pirmiausia visoje Lietuvoje reikėjo įvesti taisyklės ir tada pradėti dirbti. O dabar kiekvienoje savivaldybėje visokiu atveju kiekvienas žmogus pasiteisindamas ir tos čekiukus paimdavo bet kokius, svarbu, kad buhalteriškai būtų pateisinti. O apskritai, tai dabar mes patiriam žymiai didesnius nuostolius, mokėdami savivaldybės tarybos nariams po 800–1000 eurų, kitose savivaldybėse gal šiek tiek daugiau, ir kada iš vis nereikia jokios ataskaitos pateikti. Tai, o dėl kontrolieriaus, tai taip, jau neturime kontrolieriaus, neturime audito tarnybos, žmonių trūksta, nelabai kas veržiasi į tokias pareigas. Manau, kad anksčiau ir vėliau šitos pareigybės bus užpildytos. Galim keliauti prie kito klausimo? Ne.
Daug kalbama apie finansavimo gynybai didinimą šiuo metu pastaruosius mėnesius ir net ne pastaruosius mėnesius jau ir metus. Sostinės meras siūlo parduoti įsiterpusius racionaliai nepanaudojamus žemės plotus. Kaip Jūs vertinate tokį siūlymą ir gal matot kokiu nors kitų alternatyvų, kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie finansavimo gynybai didinimo, ponia Jonaite? Na, vienas iš variantų yra parduoti valstybinę žemę ir gautus pinigus naudoti gynybai. Tačiau aš galvočiau, kad sukauptumėm daugiau pinigų gynybai, gal net ir civiliniai saugai, kad turėtų būti įvedamas gynybos mokestis. Pone Čepuliu? Vilniuje vienokia situacija, pas mum Joniškyje kitokia situacija. Laisvų žemių tikrai labai mažai, nes pas mum derlingos žemės pagrinde visur dirbama žemė, ūkininkų, tikrai laisvos žemės kaip ir nėra. O gynybai tai tikrai reikia didinti. Kaip savivaldybė, tai ką mes galime, tai kiek žinau, vyriausybė čia dabar svarsto, gal savivaldybėm nedaduoti gyventojų pajamų mokesčio, tai nežinau, ką jie priminės, o kaip savivaldybė nelabai ką mes galim nuspręsti, iš kokios srities mes čia galėtumėm paremti. Ar galim keliauti, ar dar gal norėtumėt pridėti kažką? Keliaujant. Pernai gruodį Joniškio ligoninės vadovo pareigas paliko gydytojas Martynas Gedminas. Žiniasklaidai jis teigia, kad pareigas palikti teko, nes tapo nepatogus savivaldai. Ir cituoju, Joniškyje vis dar klesti švogerių kraštas, aš buvau labai nepatogus ir nepaklusnus vadovas kai kuriems valdžios žmonėms, kai man skambindavo įtakingi žmonės ir prašydavo kokį giminaitį paguldyti priimti be eilės, aš principingai atsisakydavau. Ar jūsų nuomonė iš ties egzistuoja ta švogerių krašto problema vis dar ir jeigu būtumėt išrinktas meru, ar dėl to kažką darytumėte, ponė Čepulė? Aš tikrai tam procese dalyvavau, kaip jis pasiprašė išeiti iš darbo, nes jau man tada iš kai kurių tarybos narių kilo klausimų, kaip gydytojas dirba nuotoliniu. Tai pradėjau aiškintis. Pasirodo, savivaldybės jokio suderinimo nebuvo, jis jau apie mėnesį dirbo nuotoliniu ir turėjau su juo pokalbį, tai jis pats buvo pasakęs, kad iki naujų metų ilgiausiai dirbsiu, nes turiu privatų verslą, išeisiu, bet kaip ligoninė vykdo dabar vieną projektą, 5-4 aukštą, iš europinių lėšų reikia sutvarkyti globos tenai, skyriaus praplėtimas ir savivaldybėje reikia dasidėti 15% kažkur tai apie netoli 500 000. Ir aš tada buvau pasikvietęs Gedminą, kad su tarybos nariais pasikalbėtumėm, koks tas projektas, nes tarybos nariai turi žinoti, kur savivaldybės lėšos, nes balsuoti reikės. Tai po to pokalbis tikrai ramus įvyko, viskas, ir kitą dieną aš radau jo tokį prašymą, kad mobbingą daro jam tarybos nariai, kad atleisti iš darbo. Tai palaukiau 3 dienas, nepakeitė savo nuomonės ir buvo atleistas. O kad ten švogerių kraštas, net neįsivaizduoju. Tikrai šiuo metu, dabartiniais laikais, tai tikrai tokių dalykų, ypač medicinų srity, nėra. Pone Jonaite, kaip jums situacija? Pradėjęs dirbti jaunas gydytojas Joniškio ligoninės direktorium, iš tikrųjų ėmėsi gerų dalykų, prikvietė ir gydytojų, ir aparatūros dasipirko ligoninė. Tačiau jam vienintelio dalyko trūko, tai bendravimo meno su žmonėms, su darbuotojais. Jisai nuo pat pirmų dienų jau pradėjo konfliktuoti su savo ligoninės darbuotojais. Nekorektiškai elgėsi su jais.
Ir pas mane, kaip pas Seimo narį, ateidavo nemažai ligoninės darbuotojų, tiesiog skūstis jo darbo kaip vadovo metodais. Na ir aš be abejonės nejau, nemokiau, kaip jam dirbti, kadangi savivaldybės įstaiga, tai informuodavau merą Vitalijų ir žmonės siūsdavo pas merą tiesiog eiti, nes Seimo narys neturėtų mokinti. Na, o kaip jisai apie Švogerių kraštą, na, irgi tyrimai dar parodys, kokiu būdu jisai išvažiavo į Pietų Afriką studijuoti magistrantūros studijos ir apsimokėjo už tas studijas ligoninės pinigais. Tai čia atitinkamos tarnybos šitą išaiškins. Ir čia tiesiog problema buvo žmogaus charakteryje. Ar galime keliauti, ar gal norėsit papildyti dar? Kad ne. Keliaujame toliau, bet nenukrypstam nuo srities. Abu užsiminėte atsakinėdami, kad yra ką spręsti sveikatos priežiūros srityje. Tai kokius pagrindinius pokyčius manote reikia įgyvendinti, kad rajono žmonėms paslaugos būtų teikiamos kokybiškiau, ponia Janaitė? Taip gavosi, kad Lietuvoje 2 ligoninės, Zarasai ir Joniškis, neturi vidaus lygų skyriaus. Tik tai Zarasų ligoniniai ištisą parą dirba skubios pagalbos skyrius. Tai pirmiausia, mums reikia ir šitą laikinas meras Gediminas turėtų rašyti nuo savivaldybės raštą į ministeriją, kad pratęstų vidaus lygų skyriaus licenciją bent iki rudens, iki kokio lapkričio mėnesį, nes jinai baigėsi balandžio mėnesį, o per šitą laikotarpį aš manau, kad mes surasim tuos kelis gydytojus, kad galėtų atsidaryti šitas skyrius. Lygiai taip pat analogiškai ir skubios pagalbos skyrius, nes žmonėm yra labai nepatogu, jeigu skyrius dirba oficialiai nuo 8 iki 8, tačiau 6 valandą atvažiavęs pagalbos žmogus jau nebepriimamas, siunčiamas į Šiaulius ar dar kitur. Tai svarbiausia medicinos personalų ir gydytojų paieška ir manau, kad pasieksim Joniškį ir atidarysim skyrių. Pone Čepulė? Kokios paslaugos dabar teikiamas ligoninėje ir poliklinikai, tai tikrai yra geros paslaugos teikiamas, kokybiškus, tik tai tiek, kad neturim vidaus ligų skyriaus ir priimamojo. Tai vidaus ligų skyriui norint atidaryti ištisą parą reikalingi dar kokie 4 vidaus ligų gydytojai, o priimamasis, kad dirbtų ištisą parą, dar tie vadinami kokie 3 skubukai, skubios pagalbos gydytojai. Tai tą linkme dirbame, ieškome gydytojų, bandome pritraukti, nes Joniškio ligoniniai tikrai vieni iš didžiausių atlyginimo gydytojų yra, palyginus su visos Lietuvos ligoninėm. Tai tikiuosi vieną kitą. Tikėjausi, kad čia tas procesas įmanomas greičiau, bet kaip matom pagal tą gydytojų paiešką, tikrai taip greitai neįmanoma įvykdyti. Bet tą linkme dirbame ir tikrai bus tie skyriai atidaryti. Galim keliauti toliau ir papildyti norėsit? Pone Janaitė, jūs buvot užsiminęs apie tai, bet kadangi pono Čepulio eilė, tai ar savivalda turėtų daugiau bendradarbiauti ir bendrauti su seniūnijomis, kad būtų atlieptos viso rajono problemos ir žmonės, gyventojai būtų išgirsti? Taip, turi būti pastoviai administracijos karts nuo karto pasitarimai seniūnijose. Iš idėjos tas ir dabar yra daroma. Seniūnai su seniūnaičiais dabar skirsto net kelių fondo lėšas, kur seniūnija gauna pagal grinai mes nustatę procedūras yra kaip ir gaunam iš kelių direkcijos lėšas pagal kilometrų ilgį, gyventojų skaičių. Ta
pagal jo kelių ilgį ir gyventojų skaičių, tai taip pat pagal tokį pat principą seniūnijom atiduotos lėšos yra kelių fondo ir seniūnai su seniūnaičiais skirsto tas lėšas, kokie keliukai turi būti tvarkomi. Tai aš sakau, mes į jų tas dalybas nebesikišam ir tik tai mes taryboje patvirtinam. Tai tikrai duotas pilnas savarankiškumas. Ir kitais klausimais irgi su seniūnais dažnai bendraujam, seniūnai perduoda žmonių norus, bėdas, o taip ir patys nuvažiuojam į seniūnijas ir kas jau nori, tas ateina ir bendraujam. Pone Nait. Na, susitinkant su mūsų rajono gyventojais, ypatingai seniūnijose, žmonių didžiausias prašymas yra, kad seniūnijos turėtų seniūnus, kadangi dabar kelioms seniūnijoms vadovauja vienas seniūnas savo seniūnijai ir kitai seniūnijai. Aišku, ten tuos dokumentus pasirašo, bet seniūnas turi būti savo seniūnijai pagrindinis vadovas, į kurį bet kada gali kreiptis žmonės. Na ir žmonių pageidavimai turėtų būti pastoviai girdimi, organizuojant ir seniūnijose susitikimus, ir su gyventojais susitikimus. Ir dabar žmonės labai atkreipia dėmesį ne tik mūsų gyventojai, bet ir atvažiuojantis į Joniškį, daug tokių apleistų nemažai medinių namų, buvusių mūsų savivaldybės socialinių būstų. Tai va tuos namus šiek tiek, bent jau iš išorės, kad galėtų sutvarkyti, o kai kuriuos ir galėtume mes nugriauti, kad Joniškio įvaizdis kitoks būtų. Kitas klausimas, nes turbūt replikuoti nenorėsit. Gimstamumas rajone mažėja, o oficialios statistikos portale nurodoma, kad pernai rajone gimė 90 vaikų, kai prieš tai gimusių vaikų skaičius įruodavo tarp 130 ir 140. Ar išvelgiate čia problemą ir ar nereikėtų šiuo atveju kalbėti galbūt apie didesnės išmokas jaunoms šeimoms? Tai be abejonės, nors išmokoms gimstamumo aš manau, kad labai didelio nepadarytume, tačiau jaunom šeimoms auginti vaikus yra iš tikrųjų sudėtinga ir tos išmokos gimus vaikui ir kitokios turėtų jos atsirasti. Dabar seniūnijos lenktyniauja, viena skiria vienokią sumą, kita kitokią sumą. Tačiau turėtų būti ir valstybės nustatyta. Na ir svarbiausia, kad tų jaunų šeimų ateitų į Joniškį. Na, paprasčiausiai nebėra kur gyventi. Joniškį išsinuomoti būtą arba nusipirkti būtą jau šansų nėra. Tai vienintelis toks, kad statyti gyvenamuosius daugiabučius namus. Tai vis tiek pritrauktumėm to labiau ir specialistų naujų ir manau, kad jaunose šeimose ir atsirastų vaikai. Pone Čepulė? Tai aišku, vaikų gimstamumo pinigais nelabai paskatysi, nes ankstesniais laikais iš viso jaunos šeimos negaudavo lėšų, bet tų vaikų daug būdavo, čia paimkim prieš gal 30 metų. Bet dabar atrodo ir nemažos lėšos yra skiriamos, bet tų vaikų gimstamumas tiek mažėja. Bet čia visos Lietuvos problema yra. O dėl pritraukimo kažką tai specialistų, jaunų šeimų, tai tikrai yra, nebūtinai čia reikia daugiabutį statyti namą. Tai turim ir laisvų žemės sklypų, galima individualius namus, gali žmonės statytis. Gali ir gal tik tai Joniškis su nuoma yra problemos. Taip, būtą pirkti. Aišku, galima rasti, įmanoma nusipirkti tą būtą.
O socialinius būstus dar dabar vėl plečiam, nes daug nepasiturinčių šeimų yra. Tai vėl dabar numatyta virš 30 būtų bus įrengta naujai. Tai man atrodo, čia tos problemos kaip ir sprendžiamos, bet nelabai tų vaikų padaugės, nes daug metų jau, kaip stebim visą statistiką, tai tikrai kiekvienais metais po truputį mažėja, nes mes matome pagal mokinių skaičių mokyklose. Ir pačiai pabaigai replikuoti turbūt nenorėsit, ar ne? Na, dėl daugiabučių namų, tai aš galvoju, dėl ko reikia Joniškai daugiabučio. Dėl to, kad įstaigos galėtų turėti savo tarnybinius butus. Turi būtą, reikia specialisto, specialistas atvažiuoja. Jeigu jau visai išvažiuoja, butas palieka ir ieškai specialistą, nes svarbiausia tai yra gyvenamas plotas. Ar dar norėsit kažką pridėti? Mes ką specialistam, ypač gydytojams, kurie mino esame nusimatę, iš tų pinigų tikrai Joniškai, jeigu atsiras, rastumėm nupirkti butą. Nebūtinai čia daugiabutį statyti. Mūsų laikas baigęs, bet aš dar labai noriu, kad jūs po vieną konkretų dalyką pasakytumėt, kas jums labiausiai Joniškėje patinka, jeigu jau norite čia dirbti ir dirbti žmonėms, tai vienas konkretus dalykas. Pone Čepulį. Aš kaip pats joniškietis, man Joniškėje, čia mano namai yra ir patinka Joniškio kraštas ir noriu joniškiečiams dirbti. Pone Liudai. Tai aš kaip Joniškėje gimęs ir baigęs mokslus, būtent važiavau į Joniškį, kadangi joniškiečiai turi būti Joniškėje. O šiaip tai Joniškis labai geroje dislokacijoje yra. Ryga 87 km, Šiauliai netoli, ir į teatrus, ir į koncertus, visi puikiai galim važinėti, net paslidinėti į kalnus visai netoli už 100 km į Latviją. Ačiū Jums labai už atsakymus. Primenu, kad antrasis Joniškio rajono mero rinkimų turas vyks kovo 30-ąją. Rinkimuose dalyvauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Gediminas Čepulis ir socialdemokratų kandidatas Liudas Jonaitis. Linkiu sėkmės kandidatams, o rinkėjams nebūkite abejingi, teikite balsuoti, nes merą renkate būtent jūs. Ačiū ir iki kitų kartų.